Oho, kokia laiminga ateina. Ir... Taip, nerealiai. Stop. Viskas iš pradžių. Būnant Benidorme mes pamatėme lietuvių vlogerių video, kuriame jie rado nakvynės ir poilsio vietą visiškai netoliese. Todėl apsipirkom keliom dienom maisto ir nuvažiavome tikrinti. Kaip ir jie minėjo, privažiavimas ne iš lengvųjų, duobėtas ir gan siauras. Bet per video mus sužavėjo žadėta ramybė ir jūros vaizdai. Grįžtame prie video. Oi, visai yra vietos, jau kažkaip prigazdino čia, kad labai daug žmonių būna, tiksliau kemperistų, bet visai yra čia tos vietos. Oho, kokia laiminga ateina. Ir... Taip, nerealiai, čia yra skardis, jokių laiptukų, jok nieks čia tikrai nevaikščias, galim, manau, drąsiai užstatyti. Statom galą į jūrą ir tada langelį turėsim į saulėlydį. Kiek daug nurodymų gavau. Dar ir atvažiavom pačiu laiku. Labai gražu. Šalta tik biški. Atvažiavus jau pirmą vakarą atvažiavo policija. Mes buvome ką tik atvažiavę, todėl puolėm skaityti komentarus Park Fortnite, ar čia tikrai galima apsistoti. Tuo labiau, kad vos prieš kelias savaitės čia buvę lietuviai taip pat stovėjo kelias dienas ir apie tai nieko neužsiminė. Kadangi iš kemperio neišlindome, prie mūsų policija ir nepriėjo. Tačiau kitą dieną jiems atvažiavus mes buvome lauke ir jau teko pabendrauti. Ir sužinoti, kad visgi miesto valdžia priėmė sprendimą apriboti šią vietą ir kad kitą dieną turime jau išvažiuoti. Kadangi sudėtų ženklų dar nėra, baudos negavome ir likome čia kelioms dienoms. Davėm po 100 eurų ir sakė, būkit. Kad gadini video, nesąmonės darai. Ką teko prisiversti, kad atsikelt ant saulėtekio, bet matau, kad verta. Labai gražus vaizdas. Pasirodė jau saulutės. Gabalėlis. Kaip greitai. Minutė nepraėjo, jau beveik visą saulę išlindus. Visą dieną prasidėjom su atidarytom durim. Labai neblogas šiandien oras. Galim sėdėti su atidarytom durim ir nešalt. Taigi štai čia atsikėlėm, papusryčiavom ir žiūrim, kad trūksta sviesto vakar, nenusipirkom. Tai dabar einam peškom iki parduotuvės, taip kaip mūsų seneliai eidavo į mokyklas. Per kalnus, per jūras. Nebasom. Tik, Rūta sako, tik nebasom. 3 kilometrus iki parduotuvės eisim sviestą. Takas gražus, bet parduotuvė kažkur ten už kalno dar. Artėjom prie tikslo. Štai misija įvykdyta. Pasiėmėm sviesto tik tais. Štai. Dabar per kalnus, per jūrą, per viską nešimės atgal. Grįžtam atgal į Gulbę, tik šiek tiek kitų takų. Žiūrim, apačioj liko Gulbė. Iš čia žiūrint, taip atrodo, ant krašto pasistatė, nors ten visai dar yra vietos. Tokia ant skardžio palikta. Viskas, grįžom ir vėl pačiu laiku ant saulėlydžio. Jau Deivis pakuoja kėdę.
Tokia skani vakarienė šiandien mūsų laukia. Kaip fainai, kai yra vietų, kur gali pasikepti mėsytės. Ir atsigerti. Man kiekvieną kartą čia žvilgtelėjus pro tas duris toks net užgniaužia šiek tiek kvapą. Vis atrodo, kad ant pačio krašto esam, bet nu ne, čia dar visai yra to krašto. Vakar ten sėdėjom, bet kai stovi iš čia atrodo, nu, visai prie pat vandenyną esam. Bet jau pakuojamės daiktus, laikas palikti šią nuostabią vietą, labai gaila. Bet turime šiokių tokių planų. Šiaip atvažiavęs į kokią nors vietą ir dėdami čia kelias dienas, aš atsidarau tiesiog žemėlapį ir žiūriu aplinkui, kas yra kokia miestelėje. Ir radau, kad visai šalia už 10 km yra šokolado fabrikas, į kurį leidžia nemokamai. Nemokamos ekskursijos vykdomos. Nemokamai yra dalykų, kurie šiame gyvenime dar būna nemokamai. Taigi šiandien 4 valandą vyks ekskursija anglų kalba, tai važiuosime pasižiūrėti, ar tilpsime ir ar mūsų leis. Ir po ekskursijos kažką nusipirksime, tai padėkodami, kad nemokamai galime apžiūrėti, kaip gaminama šokoladas. Nu, aš vis dar šiek tiek abejoju, kad mūsų leis nemokamai. Tai aš taip dar įtartinai žiūriu į visą šitą planą. Nu, pažiūrėsim. Man vis dar viskas atrodo labai tartinai. Aš netikiu dalykais, kur būna kažkas nemokamai. Taigi čia galima buvo užsiregistruoti, tačiau tam reikia suvesti savo kortelės duomenis, tam, kad jeigu neatvyksti savo užregistruotų laiku, nuo tavęs nučardžintų 5 eurus. Taip, įėjimas nemokamas, bet jeigu užsiregistruoji ir neatvyksti, tada kainuoja. Mums tai skambėjo labai keistai, mes galvojame ateisime į vietą ir čia jau bandysime išsiaiškinti. Per vieną turą telpa 50 žmonių, atėjome čia ir čia tiesiog žmonės sėdi ir laukia. Maždaug štai taip. Ir tada žiūriu, kad yra aparačiukas. Parašyta, jog nusiskanuoti savo bilietuką. Tai va, taip ir padarėm. Esam 10 ir 11, telpa 50 žmonių, tai gal viskas čia ir išeis. O atrodo fabrikas maždaug štai taip. Aišku, yra ženklai, jog negalima pačiame fabrike nei fotografuoti, nei filmuoti. Na, pažiūrėsime. Dėl šito gal kažkas gausis. Na, o jei ne, tai skanaus mums apsilankimo. Pro stebuklingus vartelius praėjom. Kol kas tik labai skaniai kvepia. Such as the best cocoa, the unmistakable. Taigi čia yra nedidelis muziejus, čia yra parodyta pats įkūrėjas, nuo kurio vardo ir yra sukurtas šis šokolado fabrikas, kelios kitos kartos iki dabar, kuriems ir priklauso šis šokolado fabrikas. Na, o čia yra šiek tiek parodyta, kaip patys pirmieji šokolado plytelės buvo gaminamos, su kokiais instrumentais. Papasakojo, kad anksčiau ne visi galėjo įsigyti šokolado ir jisai atrodė šiek tiek kitaip nei atrodo dabar. Na ir dar visokios kitokios informacijos. Einam visi į fabriką pažiūrėti, kaip ten kas, ir paragausim. Nuo čia jau nebegalima filmuoti ir fotografuoti.
Kol kas kemperis atrodo saugiai. Nu, ir ką, paragaujam ir apsipirksim kažką. Viskas, paliekam šokolado fabriką, kaip ir žadėjom. Šiek tiek prisipirkom jų gamybos šokolado, kad šiek tiek paremti, kadangi visa ekskursija buvo nemokama. Ir šiaip paragavome, tikrai labai skanus šokoladas. Tai vat, ir dabar skanausime. Aš tai tokia skanautoja 2 gabaliukų šokolado paragavau, viskas, sakau, man jau per saldu, aš jau nebegaliu nieko ragauti. Deivis tai visus išragavo. Ten buvo padėta gal kokių 5-6 rūšių šokoladai. Aišku, dauguma tamsus šokoladas, bet vis tiek skirtingų galima paragauti, bet aš paragavau 2 ir man jau viskas per saldu. Nu, pirmą kartą išsigandom, taip jau vėjo. Tikrai labai stiprus. Pradėjom jau pergyventi dėl visų čia dalykų. Važiuojam truputį žemiau. Visgi per aukštai čia atvažiavom ir visi gūsiai tenka mums. O aš tuo tarpu laikau vakarienę išvirusią. Dviračio uždangalą tai jau senai nuputė, jau kelis kartus. Tai važiuojam šiek tiek į kokią užuovėją didesnę. Šitoj vietoj daug geriau. Aišku, šiek tiek vis dar jaučiame vėjo gūsius, bet nepalyginsi su praeita vieta. Čia vėjas daug silpnesnis, galėsim ramiau miegoti. Labanakt. Labas rytas. Kažkur važiuojam, net neįsivaizduoju kur. Greit pamatysim. Atvažiavom, bet dar turim truputį paeiti. Už įėjimą reikia susimokėti. Susimokėjom 7 eurus. Kažką dar matau gaunam. Gavome šalmus. Savo šalmą reiks keisti kitą šalmą. Vau, metų boiris. Oi, sakai, jokinga. Nu ką, eisim gaminti? Norėjau iš tikrųjų tą patį sakyti. Ką čia gaminsim? Labai tau tinka. Su apsaugom pasiruošę, taip kaip nurodyta. Pradedam, nu va, tokį va tą kelią. Čia tavo aidas baisus. Aha. Čia, kai stovėjai, atrodė, kad kažkas eina ir kalba. Aha, aš ir galvau iš tikrųjų, kad kažkas kalba. Geras. Nežinau, ar per kamerą girdėsi. Eik, sasau, koks stiprus aidas. Dulkės, atrodo kaip apšupėję. Priėm ir stiklą. Nėra taip baisu. Nėra baisu. Gal kad nedidelis. Šiaip visai gera, faina vieta. Pašokinėk. Oho, nu tikrai tada nebaisu. Arba išdrąsiai tu čia. Ne pirmas kartas. Gal kad toks, nu, nėra visiškai švarus. Nu, kaip čia, žiūrėk, į dubes jau. Atsistok ant to. Aukštis geras, visai įdomu. O va, štai ir viskas. Baigėsi takas, toliau nebegalima eiti, nes taką vis dar stato. Arba remontuoja. Arba remontuoja. Įlūžo, nukrito keli turistai ir... Meluoj.
Nesąmonė, šneka, nieks čia neįlūža. Tio, visai įdomu pasižiūrėti, kaip stato. Darbų inspekcija atėjo. Nors visgi dabar įsižiūrėjom, kad ten kaip ir tęsiasi toliau takas. O čia turbūt tiesiog daro tokią pačią stiklo aikštelę kaip ir ten. Todėl negalime praeiti toliau. Kadangi visiškai nesitikėjom, kad čia taip greit užtrukom valandą kokią, pirmyn atgal, tai turime dar visai šiandien laiko nuvažiuoti iki Alicantės. Taip? Vairuotojų. Valandėlė. O, tik valandėlė iki Alicantės. Liuks. Važiuojam. Na, štai mes ir Alicantėj. Kol kas matosi, kad eismo daug, miestas didelis. Liko minutė iki kelionės tikslo. Atvažiavom į Alicantę, bet taip niekur ir neišėjom. Pavakarieniavom, sėdom prie darbų, prie knygų ir niekur nebeišėjom. Palikom viską rytoj. Labanakt. Labukas. Jau negaliu sakyti, kad labas rytas. Jau labą dieną. Taip jau gavosi, stovim, va, pasiruošę, galim eiti į miestą, bet keliam vlogą. Ir jau tiek nedaug liko. Nu, jau 7 minutės. Aišku, laukiam kokią valandą. Nu, bet kol čia susiruošiam, kol apsirengiam, nu, va, liko visai nedaug ir jau pagaliau eisim tyrinėti Alicantės. Išsimetam šiukšlės. Jokios romantikos, Alicantėj pasistatėm ir miegojom tiesiog eiliniam parkinge. Kaip visada, didesnis miestas ir iš karto daugiau visokių ribojimų. Ir daug sunkiau rasti tokią gražią vietą prie jūros, nes jos arba labai užimtos, arba apskritai apribotos, draudžiama kemperiams dėl aukščio ir panašiai. Garsioji Grybų gatvė. Tiek tos Alicantės. Iš tiesų, nepaliko šis miestas mums didelio įspūdžio, tad nulėkėm toliau. O kur pamatysite kitoje dalyje? Ačiū, kad keliaujate kartu.